Sveiki, mėly, brangus mano kanalo stebėtojai, prenumeratoriai. Dabar jūsų dėmesiui skiriu tokį porcelianinį šedevrą. Tai garsaus Ukrainos porceliano fabriko Baranovka elektrinis porcelianinis samovaras, toks rinkinys su padėklu su 6 puodelių komplektais. Šio fabriko jau nebėra. Jis buvo pats seniausias Ukrainoje, pats įžymiausias, dėja bankrutavo. Ir va išlieka atmintyje tik tai tokie šedevrai pagaminti, tokios muziejinės vertybės. Labai džiaugiuosi, kad turiu tokį komplektą. Aš jų turėjau 3. Vieną pardaviau. Dabar dar vieną pardavinėjau, o kitas dar pakol kas džiaugiuosi. Mano buitį puošia. Kartais pasidedu ant komodos, tai tiesiog toksai šedevras labai puošia kambarį ir maloniai nuteikia akį, kaip sakyti, nuotaiką pakelia, kaip kasdien pamatai. Štai fabrikinis štampas, kleimas vadinamas, antra rūšis. Bet taip pat nesvarbu, kad antra rūšis, bet padarytas labai kokybiškai. Čia visur yra rankų piešiniai. Visas pauksavimas vietoje, nenutrintas, nenaudotas servizas. Rankenėlės labai patogios paimti. Šie puodeliai labai talpus, čia gal kokie 300 ml. Labai skanu tiesiog gerti arbatą. Štai lėkštelė tiesiog žiba visą mainosi. Tai tiesiog šedevrai, kokius gamino porceliano meistrai šedevrus. Dabar kažin ar kada atsinaujys tokie fabrikai, kažin ar gamins. Išstūmė kinų rinką, kaip legalizavo, padarė laisvą rinką, kad verslininkai galėtų vežti iš Kinijos, iš kitų šalių, pagrindai iš Kinijos, indus, porceliano ir kitokius, nors nelabai kiniečių ten daugumos yra firmų, kurios kenksmingos. Indai va ir Maximuose prekiauja. Tai turi daug švino sudėtyje. Tai labai nerekomenduotina naudoti maistui tokias lėkštes, tokius indus. Pas mus tikriausiai nelabai žiūri kokybė, svarbu verslininkas veža ir prekiauja. Viskas leidžiama. Spaudoje buvo pasirodę straipsnis, kad į Rusijos Kaliningrado srity buvo atplukdyta visas didžiulis konteineris indų iš Kinijos ir rusai nepriėmė, grąžino į Kiniją, nes nustatė, kad sudėtyje daug švino. Tikiuosi ir pas mus taip daro. Tikrina, kontroliuoja. Štai žiūrėkit čia. Perėsim dabar prie pačio samovaro. Čia kaip rodžiau, toksai yra ant viršaus susideda samovaro arbatos, užsiplikina arbata ir po to kaista iš samovaro per tas skylutes eina karštis. Gerai, kad būtų pastoviai karšta arbata. O pačiam samovare tai yra tik tai virintas vanduo. Štai čia yra tas toksai dangtis.
apleistom skylutėm. Bet matau, ten tiek kruopščiai išpaišyta, sugalvota, pats piešinys, tie raštai, tiesiog tobula. Tiesiog šedevras. Iš manęs, kur pirko tą vieną samavarą, tai pirko kažkokiam dideliam bosui į Klaipėdą dovanų. Tai aš manau, kad jisai tikrai didžiuojasi turėdamas tokį muziejinį daiktą. Štai žiūrėkit, samavaras yra elektrinis, viskas pilnai funkcionuoja. Laidai yra, viskas komplektacijoje. Dabar truputį atitrauksiu. Pastumsim truputį padėklą. Va štai žiūrėkit, kaip šauniai, kaip tiesiog trūksta žodžių, kaip pagaminta, kaip išpaišyta. Aišku, su porcelianiniais indais reikia labai elgtis atsargiai. Menkiausias stuptelėjimas ir jūs neturėsite to grožio. Reikia labai atsargiai su porcelianu. Šis komplektas tiesiog nenaudotas, yra naujas. Išsaugotas štai padėklas, kuris taip pat persimaino visas. Pauksavimas tiesiog žėri, mainosi. Štai kokius darė stebuklus meistrai. Tiesiog jiem didžiulė pagarba. Samavaras tai yra sunkus, kaip sakyti, vieną ranką sunku pakelti. Štai mes vėl jį sutversim. Vėl gražiai viską išrikiuosim. Ir vėl pasigrožėsim visų komplektų pilną. Man tai tiesiog pasaka. Porcelianinė pasaka. Štai, mėlyje, ačiū už dėmesį, prašau komentuoti, dėti patiktukus, prenumeruoti, kas nesuprenumeravot kanalo. Ir iki kitų kartų. Iki.